Kaip sukurti juostinę duomenų diagramą? Norint sukurti diagramą, pirmiausia spaudžiame viršutiniame meniu punkte įterpimas, tada pasirenkam diagramą. Iš diagramos tipų pasirenkam kaip sukurti stulpelinę diagramą šiems duomenims. Norint sukurti stulpelinę diagramą šiems duomenims, iš viršutinėme meniu punkte esančio įterpimas pasirenkam punktą diagrama, tada renkamės stulpelis iš diagramos tipų, iš potipių pasirenkam labiausiai patinkantį šabloną, spaudžiame pirmyn. Matome, yra duomenų diapazonas. Čia reikia įvesti tos duomenis, kurie bus atvaizduojami diagramoje. Spaudžiame šitą spalvotą lentelę ženklą ir pažymim tą stulpelį arba tą eilutę, kurioje yra duomenys, kurie turėtų būti atvaizduojami diagramoje. Baigę žymėjimą spaudžiame šitą mygtuką. Duomenys yra pažymėti. Tada spaudžiame antrą auselę seriją. Serija tai yra duomenų pavadinimas. Šiuo atveju mūsų duomenys taip ir vadinasi duomenys. Todėl paspaudę vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku į laukelį pavadinimas įrašome duomenys. Tada spaudžiame pirmyn. Čia nurodome lentelės arba diagramos pavadinimą. Šitoje vietoje galima nurodyti X ašies ir Y ašies reikšmės. Šiuo atveju kategorijos X ašis galėtų būti eilės numeris, o X duomenų reikšmės. Spaudžiame antrą auselę ašis. Čia galime parinkti, kokias ašis mes norime atvaizduoti savo diagramoje. Jeigu nuimtumėm šitą varnelę, paspausdami vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku, pavadinimo, kas yra šita ašis, nebebūtų. Lygiai taip pat mes galime ir X ašį nuimti. Auselėje tinkleliai. Auselėje tinkleliai mes galime nustatyti, kokiu tankumu bus vaizduojamos šitos linijos diagramoje. Didelis tinklelis, mažas tinklelis. Arba galima išvis tinklelio nenaudoti. Legenda. Šitoje auselėje nustatome, kurioje diagramos vietoje bus vaizduojamas šitas užrašas, kuris reiškia, kokie yra duomenys. Apačioje, kairėje, dešinėje, viršuje, kampe. Auselė duomenų etiketės. Auselėje duomenų etiketės galima nustatyti paspaudus vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku, tarkim, ant reikšmės funkcijos. Prie kiekvieno stulpelio bus parašoma konkreti reikšmė. Mums nebereikės pagal tinklelius orientuotis, kiek tas stulpelis kokią reikšmę saugo. Lygiai taip pat galim ir kategorijos ir sekos pavadinimus nurodyti, kad jie būtų rašomi per kiekvieno stulpelio. Duomenų lentelė. Auselėje duomenų lentelė, jeigu vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku paspaustume ant šitos funkcijos, prie diagramos Excelis pridėtų visų duomenų lentelę. Dabar šitos funkcijos nenaudokime. Spauskime pirmyn. Čia galima pasirinkti, kur mums kurti diagramą. Ar naujame darbo lape, pavadinimu diagrama 1, ar tame pačiame lapas 1 objekte. Tarkim, mes sukurkim tame pačiame lapas 1 objekte. Diagramos sukūrimui spauskime baigti. Mūsų diagrama sukurta.